Šiandien laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą. Atsakysime į klausimą, kaip svarbiausias sezono etapas atrodo trenerių akimis. Kalbėsime su Vyčio trenerio asistentu Eriku Kučiausku. Ir kelsimės į trečiasias pusfinalio serijos rungtynes. Erikas Kučiauskas – žmogus, kurį nuolat galima pamatyti per rungtynes šalia aikštelės, asmeniškai patariant žaidėjams, bendraujant su jais rūbinėje. Nesigavo. Bet čia žaidimą. Tu man nors vieną žaidėją pasakyk, kad jis kokias 3 rungtynės 100% viską be klaidų ir viską gerai padaryti. Nėra. Arba padedant tobulinti įgūdžius treniruotėse. Buvęs krepšininkas stengiasi pritaikyti savo per karjerą, kurios didžioji dalis praleista Vilniaus Sakaluose, įgytą patirtį. Daugiau galbūt su žaidėjais pabendrauti, sužinoti, kaip ten kokias emocijas, ar ten palaimėtų, ar papralaimėtų, ar ten smulkias traumelės kokias. Nu, tai tu ir bendrauji daugiau. Ten, sakykim, visko būna ten ir griežtesnio žodžio, ir lengvesnio, bet atstumą tai negaliu pasakyti, kad mes susibendravę kaip bičiuliai, tai einam kažkur. Atstumas turi būti tarp trenerio ir žaidėjo. Jūs man pasakyk! Kam? Jeigu jums nereikia, tai aš tai neišeisiu su treneriu Vytas, neišeisim žaisti. Jeigu jūs kersą uždėjom visko. Pasakai, darykit taip, ne atvirkščiai. Pasakyta, tam kampe stovi 11, tam 14. Kas čia slydžių bazė? Čia krepšinį žaidžia. Taip, iš šono žiūrint, galbūt jautriausiai priima, galbūt Jėzukevičius, aš nežinau, nes jis po tokių blogesnių, Edvinas po tokių blogesnių rungtynių, jis ten per daug toks ateina, nusiminęs dar kažką. Tai mes ir bandom paraginti, kad, žmogau, čia jau viskas, išmesk iš galvos, tas kas buvo. Su gerom emocijom ateini darbą ir važiuoja toliau. Galima susidaryti įspūdį, kad Erikas Kučiauskas komandoje yra tapęs aukštaūgių konsultantų. Kiekvienam nori padėti, kad jis žaistų geriau. Iš tikrųjų, tiek ir daug kalbame su tarkim, su Jankaičiu Augustinu, nes ir tos baudas tokias, sakykime, jeigu iš šono pasižiūrėjęs, tai labai tragiškai meta ir labai neteisyklingai galbūt meta. Tai tiesiog per treniruotės bandom patarti su treneriu, kad jis negriūtų į priekį, nes čia, nežinau, niekas taip nedaro. Jis čia grynas įpratimas, o tai įpratimą tai labai sunku perlaužti. Edvinas Jėzukevičius pradžiai, kai žaisdavo viską iš po krepšio, daleiskim, viską norėjo padaryti iš vieno judesio. Reiškia, pas jį tikrai kūnas sutvertas būti ir žaisti toj pozicijoje, kur jis žaidžia. Su treneriu kalbėjomės prieš trečiąjį Vyčio ir Naftos mačą pusfinalyje. Tuomet nuotaikos ekipoje po skaudžiai pralaimėto antrojo susitikimo nebuvo pačios geriausios, tačiau tol, kol egzistavo bent menkiausia viltis pratęsti įvairių patirčių kupiną sezoną, komandai reikėjo gyventi nusiteikus kovingai. Rūbinė dažniausiai būna tokia slogi nuotaika visų. Tai tuo metu turbūt visi jautriai reaguoja. Sakykime, ta atkarpa sėkminga ir krenta ir tavo ateina emocijų pliūpsnis toksai į smegenis ateina. O ketvirtas kėlinukas tai buvo tiesiog tikrai, galiu pasakyti, katastrofiškas. Mes per jį įmetėm tik 8 taškus. Ir berods iš tų 8 taškų sumetėm 4 baudas. Tai žaidimo pelnyti 4 taškai, tai čia laimėti praktiškai neįmanoma. Neslėpsiu, ambicijos buvo žaisti finale. Dabar, sakykime, kas liečia praeitų metų sezono, tai mes jį praėjome, bet ant šito viso dalyko sustoti mes neketiname. Viską, kas buvo padaryta ne taip, teko pamiršti. Visą gerąją patirtį, kuri buvo sukaupta per sezoną, teko prisiminti prieš mačą, kuris galėjo dar bent vienoms rungtynėms pratęsti pusfinalio seriją. Klaipėdos komanda pradėjo rungtynės spurtu 11-2. Tuomet padidino skirtumą iki 15 taškų. Vyčiui teko skubiai gelbėti situaciją. Iki ilgosios pertraukos skirtumas kiek aptirpo, bet ekipas vis tiek skyrė 11 taškų.
man pasakyk. Nesuprantu, nesu matęs tokio krepšinį. Nesu matęs taip, kad per taimauto nubražė ir jūs nepadarė. Nesu matęs taip, kad 3 baudas turim ir paskutinėm sekundėm negali subauduoti. Nu kas iš to, kad mes pralošim viską ir melysim ketvirti? Niekas neprisimins, niekam nebus įdomu. Vakaras yra kova dėl išėjimo į finalą. Supraskite jūs vieną kartą gyvenime. Eina. Kas laimė? Vyks. Jėgos panašu jau buvo įsekę. Po ilgosios pertraukos Vytis varžovams nebepasipriešino. Klaipėdos Nafta iškovojo pelnytą pergalę serijoje rezultatu 3-0 ir uostamiestyje įsivyravo šventinės nuotaikos. Vyčiui liko kauti su rasais dėl 3. vietos. Grįžkime į pokalbį su Eriku Kučiausku ir prisiminkime, ką apie tuomet tik numanytą tokį likimą kalbėjo treneris. Kas mes kovojam dabar dėl medalių, kaip ir prieš pirmas rungtynės esu pasakęs, kad nuo šio etapo mes kovojam minimum dėl sidabro. Pralošę mes kovosim dėl bronzos. Serija dėl 3. vietos prasidės penktadienį Raseiniuose.